Taip, Petras Sukartas, prašau. Labas rytas visiems. Gerbiamai, toks klausimas, kiek tenka išklausyti per radiją, didžiųjų miestų merai sumažino darbuotojų skaičių, o pas mus priešingai. Kodėl taip vyksta? Ačiū. Tai aš suprantu, kad jūs norite už 16 metus, ką mes veiksim. Šiandien yra pristatoma už 15 metus ataskaita, tai ką taryba nuveikė, ką meras nuveikė. Tai jeigu jūs norit, kad kalbėčiau į priekį, tai mes kažką kitą turėtumėm keisti temą tada. Šiandien aš pristatau mero ataskaitą už 15 metus. Už 15. 15 jūs gal pradėjote, ar 16 pradėjote? Aš už 15 metus pristatau ataskaitą. Tai ne antras, ne, tai čia. Prašau, jeigu neatsakė, prašau pateikti. Neatsakė klausimą. Kiek aš suprantu, kad meras tik tai ruošiasi pradėti ir dabar. Ačiū. Tarybos narys Edgaras turi klausimą. Taip, gaila, kad aišku, susitiko daugiau padiskutuoti, tačiau vieną klausimą konkrečiai užduosiu. Sakykit, prašau, be skambių jūsų pareigų kaip regionų komitetų narys, LSA pavaduotojas, švietimo komiteto kadencija, pirmininkas LSA, ką nuveikėte švietimui, kad būtų geriau pavykti suvaldyti? Ir ką padarėte, kad sumažėtų nedarbas? Kadangi 14 metais buvo mažesnis nedarbas, tai reikia suvaldyti, o šiais metais išaugo visų procentų daugiau. Ačiū. Dėl bedarbystės, tai vėl galėčiau pasakyti, jūsų ataskaitą, kai važinėjau, tai verslininkai sako, kad nėra žmonių norinčių dirbti, o visas programas, kurios prasideda nuo 14-20, tai ne viena programa negali būti, jūs turėsite jas tvirtinti tos, tai negali būti tai, kad neskatintų įsidarbinti žmonės. Ar tai būtų turgus, kuris sako, kas tai yra tas turgus, atrodo paprastas žodis. Tai mes pasakom, kad ūkininkai, jūs ruoškitės, pradavinėsite taip pat produkciją, nes pieno kainas yra mažos ir mes šitaip reiškiam, kad tai būtų darbo vietos įkūrimas. Dabar sakysim, ar tai būtų baseinas, ar tai yra darbo vietų įkūrimas. Tai yra taip pat apie 6-7 darbo vietas įsikurs. Bet dabar, kaip savivaldybė, kai verslas kada ateitų, tai galėčiau pasakyti, bet jau čia būtų vėl ne ataskaita, čia yra į priekį tas darbas, ką aš matau, norit žinoti, aš tai sutinku į priekį kalbėti, jeigu jūs pagėdavote. Tai sakyčiau, kalbuosiu su vienais verslininkais, jie sako, ateitumėm į pagėgius, bet mes norim investicijų, kad gautume iš europinių. Šiandienai mūsų savivaldybė, taip pat ką sakyčiau, kad didelė dalis, nes prieš 3-4 metus šitai salėje vyko, ir kai iš vidaus reikalų ministerijos, pirmutinis, kuris aš žinau, kas yra centrai, kas yra, nuo kiek iki kiek bus galima finansuoti, tai mūsų pagėgių centras tikrai tų 3 milijonų, nei turgui, nei už kultūros namų, kur tos gatvės būtų negali. Mes pasiekėm, kad tai būtų įrašyta kaip tikslinė teritorija. Tai su tais verslininkais besikalbant, atrodo, tikslinė teritorija, mes išnaudosim tas lėšas, bet kad verslą paskatinti, kad ateitų į tas tikslinės teritorijas, kaip tada tikėjomės, kad jos būtų. Ūkio ministerija ir aš kartu su direktorė lankėmės. Nėra tokių pinigų. Yra pinigai tik inovacijom. O tai reiškia, jeigu, sakysim, Vilnius Šakėlinė kažką tai pakeis, modernizuos, arba kaip pastatė robotus prieš kažkiek tai metų, jie kaip tik atleistų žmonių. O kad naujom įmonėm besikuriančių yra per Žemės ūkio ministeriją iki 200 000. Tai aš manau, kad daugelis iš Žemės ūkio pasinaudos. Tokių, kokių aš dabar kalbuosiu, tikriausiai nebus galimybių. Bet meras įstatymą nepriminėjo. Mes savivaldybei galime turto mokestį, žemės mokestį. Taip pat su direktorė važiavom dėl ekonominės zonos įrengimo. Sutarėm su ūkio ministerija, kad yra netikslinga, kol neturim verslo. Jūs žinot, pas mus yra pramoninis zona, yra tokių 10. Tai pramoninė nuo ekonominės zonas
jie skiriasi tik tai mokesčiai. Bet pirmiausiai, ten turi būti eksportuojama, kad ekonominė zona 90% į užsienį. Tai mes ieškom tos įmonės. Bet ką mes jau šiandien galim pasigirti, kai neturime apščiopiamą. Taip, mes kalbamės. Bet jos yra netikslinga padaryti tų taisyklių, nes viską tai daro ne tik ministerija, tai daro Seimas, man atrodo, įstatymą. Tai vienu žodžiu, gal turit jūs kokių nors pasiūlymų? Mes ką galėjom, tą padarėm ir darom. Ar atsakė, ar norite dar perklausti? Mėly, jūs jau nuvažiavot į ministerijas, nurodė taip toliau. Savivaldybė pajėgi, mes galim skirti pinigų konkrečiai už klausimus, dar tik klausimus. Nes jūs atskaitot už savo veiklą. Ką padarėt, kad sumažėtų nedarbas pabėgėlių savivaldybėje? Konkretus veiksmai. Ekonominė zona mes žinom, stovi eilę metų. Žinom, kokie konkretus veiksmai. Paprastas vienas neleidžia klausimą užduoti. Man tik tiek reikia. Aš jums atsakiau į šitą klausimą. Jeigu Edgarai neišgirdai, tai tu gyvenime nieko neišgirsi.